Ekstremalios situacijos gali paveikti ne tik kasdienį gyvenimą, bet ir vieną svarbiausių paslaugų – geriamojo vandens tiekimą. Domimės, kaip tokiems scenarijams ruošiasi bendrovė Sūduvos vandenys. Šiame vaizdo siužete aiškinsimės, kaip užtikrinamas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas ir kokie veiksmai numatyti, kad krizės metu gyventojai būtų aprūpinti saugiu vandeniu. Sužinosime, ar yra rezerviniai ištekliai, kurie leistų tęsti veiklą nutrūkus elektros tiekimui ar kilus kitoms ekstremalioms situacijoms. Kaip bendrovė yra pasirengusi užtikrinti veiklos tęstinumą cheminio užterštumo, oro pavojaus, karinio konflikto ar kitų ekstremalių situacijų atveju? Tai pas mus įmonė, kaip ir bet kurioje kitoje strateginėje įmonėje, yra patvirtinti ekstremalų situacijų valdymo planas. Tas planas irgi yra derintas kartu ir su savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planu. Jame būtent numatytos tam tikros grėsmės ir reagavimas į jas ir kaip mes sąveikaujam, jeigu taip atsitiktų. Tai visų pirma, reiktų pabrėžti, kad jei tai ne kažkoks karinis konfliktas, tai yra, aišku, mūsų laboratorijos specialistai atlieka tam tikrus monitoringus, tyrimus atlieka ir reaguoja į juos, jeigu nustatoma kažkokia tarša. Jeigu tai būtų kažkoks karinis konfliktas, naikinama infrastruktūra, tai turbūt natūralu, kad būtų tam tikrų pertrūkių. Jei būtų ir sunaikinami mūsų didžiosios vandenvietės ar vamzdynai pagrindiniai ir nepavyktų aprūpinti miesto vandeniu, tai tiesiog tą vandenį mes iš kitų vandenviečių, nes turim jų šiai dienai 31 savivaldybėje, tai tiesiog yra ir tam tikros šitos stacionarios kolonėlės mieste, galėtume pristatyti vandenį vandenvežimis, taip pat yra sudarytos sutartys su juridiniais asmenim, kurie turi cisternas, kuriom galėtume į tam tikras vietas tiesiog nustatytas pristatyti vandenį. O kokios prevencinės priemonės jau yra įdiegtos, kad ekstremalios situacijos kuo mažiau sutrikdytų vandens tiekimą gyventojams? Galbūt yra kokios apsaugos? Tai taip, visų pirma, tai mūsų visi vandens gerinimo įrenginiai turi valymo filtrus, įrenginius, kurie vandenį būtent išvalo iki higienos normų. Taip pat miestą aprūpina 2 vandenvietės skirtingos ir visose yra įrengti specialūs elektrolizės įrenginiai, kurie elektrolizės būdu iš druskos pagamina natrio hipokloritą. Šį chemikalą mes tam tikrą jau normą dozuojam į vandenį ir šiai dienai jau dabar šis chemikalas išvalo vandenį, naikina visą mikrobiologiją ir kaip tik yra pasileidęs naujas ES finansuojama priemonė, kurią pasinaudosim ir kelių metų bėgiai planuojam įsirengti irgi specialią įrangą, kurios dėka galėsim cheminę vandens sudėtį nedelsiant realiu laiku matyti ir reaguoti į galimą užterštumą. O jei vyktų cheminė avarija, kaip būtų stebima ir užtikrinama geriamo vandens kokybė, kaip būtų informuojami gyventojai? Tai bet kokiu atveju gavę mes informaciją, kad blogas vandens skonis, kvapas ar kažkoks gedimas vandens ar jo nėra, mūsų specialistai reaguoja nedelsiant ir pirmo vietoje būtent mūsų laboratorija paima mėginius, atlieka tyrimus ir atlikę tų tyrimų sudėties analizę reaguojame, ar viskas yra gerai. Jeigu nėra gerai, užsukamas yra vanduo. Ir tiesiog plaunama ta atšaka, vandens tinklas, kad vėlgi vanduo būtų atitinkantis higienos normų. Kokius bendrovė turi rezervinius elektros energijos šaltinius ir kitus išteklius leidžiančius tęsti veiklą krizės metu? Tai mes turim generatorius elektros įvairių pajėgumų. Mes ir dabar praktikoje juos labai gan dažnai naudojam, ypač įvairių audrų metu, kai elektros tiekimas būna nutrauktas, tai būtent ant mobilių platformų patvirtinti generatoriai mums leidžia lokaliai spręsti elektros tiekimo problemas. Ką gyventojams svarbiausia žinoti apie vandens tiekimą ar savo veiksmus kritinės situacijos atveju, kad būtų užtikrintas saugumas?
Tai visada gyventojam reiktų žinot, kad vanduo visgi yra svarbiausias elementas, kurio reikia. Tai jeigu mes kalbam apie taikos metą, tai tiesiog reikia visada kuo greičiau mums pranešti, jeigu yra kažkokie nesklandumai. O jeigu tai būtų karinis konfliktas, tai ką ir sako įvairiūs išgyvenimo vadovai, tai reikėtų kuo greičiau apsirūpinti vandeniu, užsipildant įvairias talpas, tą pačią netgi vonę, kad to vandens būtų. O principe mes vandenį, kaip minėjau, pristatytume mobiliai, ypač šiais metais žiemos periodu, kur užšalo vanduo tinkluose, tai mes žmonės aprūpinom vandeniu buteliais, tai tiesiog tas aprūpinimas vyktų vandeniu vienu ar kitu. Aišku, tų nepatogumų būtų, bet tą užtikrintume.